kas veiks. Tai finansinių prognozių sudarymas viena yra iš tos informacijos, vienas iš informacijos blokų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Ir kaip įsivaizduojat jūs ir franšizės davėjas, kokie bus pardavimo rodikliai? Priklausomai nuo verslo modelio, franšizės davėjai reikalauja surinkti kažkokią pradinę informaciją apie rinką. Kaip kalbėjomės, kaip minėjau, ispaniška franšizė cheminio valymo paslaugų, jie atsiuntė man didžiulį sąrašą informacijos, kurią aš turėjau pateikti, kad jie galėtų paskaičiuoti, ar apsimoka čia išvis pradėti tą verslą. Tai yra ir algos vadybininkų, ir kokios dabar kainos šitų paslaugų, gyventojų skaičius, tankumas miestų, logistikos kaštai ir taip toliau. Ir pasinaudojant tais rodikliais, jie gali sudaryti pradinės prognozes, kurios vėliau yra, kuo arčiau jūs judat link franšizės sutarties pasirašymo, to jos yra tikslesnės tos prognozes. Bet nepamirškite, kad tai yra prognozes. Kiekvienas verslininkas prognozuoja, bet gali įvykti daug kas. Gali Japonijoje įvykti žemės drebėjimas ir jūs neteksit vienu iš geriausių klientų arba didelės dalies savo klientų. Finansavimo šaltiniai. Nuosava kišenė, bankai, šeima, draugai, franšizės davėjas pats, strateginiai investuotojai. Ir iš kur jūs gausit pinigų ir jeigu tai nėra jūsų pinigai, kaip jūs juos grąžinsite? Ir kada? Teisiniai aspektai. Čia labai trumpai. Gerai, pataisysiu. Franšizės sutartis yra tik tai reglamentuojama, tai yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6 knygos 37 skyrius, kuris yra vadinasi franšizė. Kalba eina apie franšizės sutartis. Šis straipsniai šitos skyriaus yra tiesioginis vertinys iš Rusijos Federacijos civilinio kodekso. Net žinau tą žmogų, kuris dar Rusijoje vadinasi komercinė koncesija. Lietuvoje viskas paimta, išimtas žodis komercinė koncesija parašyta franšizė. Įstatymas nėra tobulas, bet ir nėra blogas. Yra skirtingų nuomonių apie tai, kaip turėtų būti reglamentuojamas franšizavimas. JAV girdėjom, tai yra kuo daugiau apsaugoti franšizės gavėjas. Aš linkęs sutikti. Tai palengvina darbą visiems. Tai sumažina tikimybę neskaidraus verslo ir nesąžiningų franšizės davėjų. Yra kita nuomonė, tai yra leisti įmonėm susitarti. Tai yra davėjai ir gavėjai. Kas irgi yra neblogas variantas, nes žmogus investuojantis, jis turi suvokti riziką. Čia kaip Akropolių parduotuvės. Kaip sakot? Kaip Akropolių parduotuvės. Susitarė per pusę. Nežinau, čia tokia jas. Aš turiu minėti, kad Akropolis irgi, sakykime, buvo, kad žadama reguliuoti Akropolio darbą. Taip. Ir pavyko tai, kad gali tarpusavį susitarti. Taip. Tai manau, kad vis tik turėtų būti arčiau to, kas vyksta JAV. Tai yra, franšizavimas yra jaunas verslo modelis, sistemingai gal 50 metų. Kaip verslo plėtros modelių, tai tikrai nėra ilgas laiko tarpas, todėl reikėtų pradiniame etape apsaugoti kuo daugiau tą pusę, kuri yra labiau pažeidžiama, tai yra franšizės gavėjas šitoje vietoje. Mes neturim savo nei Advanced Advice, nei Lietuvos franšizės centras, neturim teisininkų pas save nuolat dirbančius, bet mes galim rekomenduoti šitas dvi įmonės, kad mes nereklamuojam, bet mes žinom, kad šitos dvi kontoros turi patirties ir turi pakankamai žinių, jau šitos teisininkų kontoros yra tarptautinės, todėl gali padėti ir franšizės davėjai, ir franšizės gavėjai. Kalbant apie franšizės sutartis, teko matyti Lietuvoje sutartis franšizės 4 puslapių ir 2. Normaliai franšizės sutartis 50 puslapių, jeigu pakankamai smulkus šriftas. 80-100 puslapių.
Sutarty yra prašoma viskas labai detaliai, nes jūs, kaip franšizės gavėjas, prisiimat labai daug įsipareigojimų ir franšizės gavėjas irgi prisiima įsipareigojimų. Lietuvoje yra įdomi situacija, jūs privalot pasirašę franšizės sutartį, nepriklausomai nuo situacijos, viena iš šalių turi būtinai registruoti franšizės sutartį registrų centre. Tai vad buvo klausimas, ar reikia notariškai patvirtinti, ne, jūs pasirašot franšizės sutartį ir privalot pagal įstatymą ją registruoti registrų centre. O kasgi bus, jeigu jūs neregistruosite? O nieko nebus. Visiškai nieko. Jokios sankcijos nėra. Yra tik tais nuostata, kad negalėsit panaudoti šitos sutarties prieš trečiosius asmenis. Kalbėjomės ir su jais, ir darbo metu, ir prie alaus nesugebėjom sugeneruoti ne vienos situacijos, kada franšizės sutartį reikėtų panaudoti prieš trečiąjį asmenį. Tai teisiniai aspektai trumpai tiek. Ir šitam franšizės žininė yra informacija ir atnaujinta informacija bus naujoje knygoje šiek tiek papildyti. Civilinis kodeksas nėra vienintelis įstatymas, kuris reglamentuoja franšizės santykius. Yra kitokių įstatymų, kuriuos reikia atsižvelgti. Visų pirma, tai tikriausiai viskas, kas susėda su intelektinės nuosavybės apsauga, nes kalbamės apie prekės ženklus ir apie know-how. Ir kitas dalykas tai yra konkurencija. Nes franšizės davėjai dažniausiai linkę nustatyti vienodas kainas, ko iš esmės daryti neįmanoma, negalima. Įstatymas draudžia. Manoma apeiti tą, nesielgsi taip, kaip sako franšizės davėjas, negausi prekių ir tiek žino. Franšizės davėjas parekomenduoja, nes jis žino, kaip yra geriau dažniausiai. Gavėjo apklausa. Jeigu jūs esat rimtai susidomėjusi franšizės įsigijimu, Sulaikit geriau padaryti tokį, čia artimiausia yra test drive. Tai yra apklausti franšizės gavėjus ir pasikalbėti su jais, kaip iš tikrųjų vertinti mokymų programą. Buvo papasakota, kad per mokymus jums atvers naują visai pasaulį, o iš tikrųjų gal papasakojo visai standartinius dalykus, iš kurių prasmės nebuvo, o jūs už tai dar sumokėjote. Pagalba atidarant padalinį. Čia visas sąrašas yra praktiškai žadėta ir realybė. Franšizės gavėjai tai yra tas šaltinis informacijos, kuriais siūlyčiau taip žiūrėti kaip būtina. Tai yra jūs surenkat pradinę informaciją iš franšizės davėjų, jūs įvertinat, pamastot, pasirenkat franšizę, bet vėliau jūs turit būtinai pasikalbėti su egzistuojančiais franšizės gavėjais. Jeigu jų nėra, tai tiesiog reiškia, kad jūs galit būti labai sėkmingas, arba nelabai sėkmingas, arba visiškai nesėkmingas. Tai yra vienų šaltinių informacijos realioje laikų mažiau. Taip? Norėjau paklausti, ar bus atviri gavėjai esami ir suteiks tą neigiamą informaciją, jeigu jį yra? Geras klausimas. Pasakosiu jums tokį dalyką. Aš ne visada dirbau su verslo konsultacijom ir ne visada dirbau su franšizavimu. Kažkada teko vystyti eksporto projektą Didžiojoje Britanijoje ir buvo vienas toks dalykas. Siūlėm Didžiosios Britanijos įmonėms labai specifinį produktą iš pieno pramonės, irgi pramoninėms įmonėms. Ir tiesiog radom informaciją, kad įmonė Didžioji Britanija perka tą produktą. Skambinam, kalbame, sako, pirkom, paskutinį kartą pirkom prieš 3 metus, tos srities nebevystom, mums to nereikia. Praeina gal 5 minutės, viskas atsisveikinom, padėkoju už informaciją, praėjo kelios minutės, perskambino tas pats žmogus, sako, žinau, kas galėtų pirkti.